Eisiu paskui labiau detalės, tačiau žiūrim labiausiai čia. Nežinau, ar čia gerai matosi dės nuotrauką, jeigu ne. Vašelio siūlomas dydis, čia apie virbalus, neaktualu. Ir kiek reiktų, nežinau kaip lietuviškai, eilių į aukštį ir šoną, kad nusimegztų 10x10 cm gabalas. Tai kuo daugiau eilių, tuo reiškia plonesnį siūlą. Čia taip aišku. Pagal vašelio dydį labai orientuoti sunku, nes pavyzdžiui, čia storas siūlo numeris 3. Čia dar storesnis siūlas, siūlo numeris 3 vašelį. Čia žiauriai plonas siūlas, siūlo numeris 3. Nu, tai visiškai nesąmonė, ne? Tai, pavyzdžiui, tu pirktum internete, jeigu nepažiūrėtum kitų detalių, galvotum, kad gal panašų siūlai. Tai svoris nusako labiau kiek, kokio dydžio špulė. Pavyzdžiui, čia 50 gramų, čia 100 gramų, ne? 100 gramų, 200 metrų, čia 50 gramų ir kiek metrų čia viskas surašyta. Aš nelabai, jeigu ties pasakysiu, 200 metrų irgi. Tai va. Toliau. Labai greitai. Adačytės, kam adačytės iš vis reikalingos? Kai baigi nerti, ar turiu pavyzdį kažkokį va. Baigi nerti, ne? Čia po šiaip pasibandymų. Baigi nerti lieka siūlai. Tu gali juos įnerti su mažu vašeliu, bet patogiau man yra įsiūti su adatom. Tai reikia tokių adačyčių, bet čia nesuvimo adatus, matot, jos tokios nelabai aštros. Ir jos yra storos. Taip. Kelių skirtingų dydžių yra gerai, priklausomai nuo siūlų. Ir kartais, jeigu netyčia palieti per mažą siūlą, tau į tokią adatą gerai įlys, bet tu net negalėsi kišti, tau siūlas per trumpas. Tai va. Tada šitie daikčiukai. Šitas, jeigu yra baisiai plonas siūlas ir mažas skiliada, to jau patogu įkišti siūlą. Aš nežinau, nesugribau niekaip su pirštais niekada nieko. Šitie pimpukai yra užsižymėti, nusakykim, nežinau, čia šitas yra blogas pavyzdys, nes čia taip nėra, bet jeigu tau reikia skaičiuoti atis, tu turi kažkokį tokį variantą, ne, kad reikia skaičiuoti atis ir būtent po kažkiek tu turi kažką ten naujo pradėti daryti. Tu įsikiši šitą ir užsižymi ir tu žinai, kada sekančioje eilėje tu vėl kažką turi keisti. Aišku, galima naudoti grafikę, galima, nu, ta prasme, tai visiškai nėra būtinas dalykas. Tu siūlus renkiesi pagal savo norą. Taip, tai pavyzdžiui, va čia akrilas, ne? Akrilas 100%. Akrilas 100%, čia vilna, baltas vilna, žalias akrilas su vilna, jo. Čia alpaka, alpaka su vilna. Taip, čia akrilas. Įvairiausių variantų. Jo, va šitie siūlė, alpaka ir vilna.